Švediški grybavimo ypatumai. Čia yra netoli Västra Bläcken, galima sakyti gamtos rezervatas, ir keli kilometrai už Bläcken. Va. Sustojome šalia kelio apsidairyti tiesiog ir va iš karto randame raudonikius. Va ten, va, raudonikiai. Vienas raudonikis, antras raudonikis, trečias, ketvirtas raudonikis. Nu ten jau toliau supuvę tokie senesni raudonikiai. Čia aišku praėjome dar vieną seną raudonikis, tokių nerinksime. Einam pažiūrėti, kas bus kitoje kelio pusėje. Va. O ten matosi vėl kažkoks jau pasenęs grybas. Ateiname dar kokius 10 žingsnių ir radome vėl raudonikį. Va, pasislėpęs truputėlį. O, ir randame jau kibirą su 2 neblogais raudonikiais. Ir šalia dar yra dar vienas raudonikis, dar vienas raudonikis ir dar vienas raudonikis. Čia pat vietoje biškį paeinam dar į šoną ir štai randame dar 2 raudonikius. Paeinam biškį į šoną, randam dar raudonikį. 3. Va, dar vienas. Paskiau paeinam dar biškį į šoną ir vėl randame raudonikius, visokius dydžių, ypač didelius. Va ten pasislėpęs dar vienas. Va raudonikis. Va ten kokie didžiuliai, va net išvirtęs raudonikis. Va kokie raudonikiai, va net vienas apsivertęs guli aukštyn kažkaip iškėlę savo kotą. Va, o dar paeinam biškį, va vėl raudonikiai. Taigi, raudonikių jau bus šį kartą. Na va, va ten vėl matosi raudonikiai. Dar vienas raudonikis. Štai ir dar vienas grupelė raudonikių. Net 4 ir dideli. Taigi, iš karto pakliuvome ant raudonikių pulkų. Taigi, truputį nusileidus nuo keliuko, čia jau raudonikių praktiškai visas krepšys pilnas, lepšių nėra ko rinkti, baravykų irgi jau surasta gal kokių 10 ir štai vėl, kasgi čia mūsų laukia, va baravykas, dar baravykas, va ten sekantis baravykas, o tiesą sakant, čia dar 3 baravykai jau likviduoti. Taigi, pereiname nuo raudonikių prie baravykų rinkimo. Tai štai, po kokių 20 minučių grybavimo padėtis atrodo taip. Beveik pilnas krepšys raudonikių. Čia vien raudonikė, vienas šilbaravikis tik čia šiaip savo. Krūvelė baravykų, bet dar viena krūvelė mažesnė baravykų laukia kitoje vietoje. Nu kągi. Štai kaip atrodo aplinkui miškas. Va, čia šiokios tokios daubelės, bet nieko ypatingo. Nuo kelio čia, 100 metrų nedaugiau. Na va, dar truputį vaizdelių. Ten jau laukia pakeliui link krūvelės dar vienas nemažas baravykas. Keli supuvę. Taip ir stovi va tenais. Po žagarais.
O štai dar raudonikiai. Ir va čia vėl visas raudonikių pulkelis stovi. Kągi, šitą likviduosim. O ten dar kažkoks vidury kelio, bet ten atrodo lepšis. Nu, lepšių mes čia kažkaip ignoruojame mes tos lepšius. Na va, čia vietoje apsukau truputį ratelį. Dabartinė padėtis yra tokia. Ten dar radau makavykų, kelis padėjau šalia kelio. Tai reiks padaryti dar, kitokių grybų rinkimo biškį. Padėtis dabar yra, va, laukia čia šilbaravykis šalia, o čia va jau baravykai, tai jiem dar vietos yra. Raudonikių jau pilnas krepšys. Praktiškai. Ir va, pakeliui. Va ten kelias. Tai va, aš nužingsniavau čia tiesiai ir čia biškį aplinkui tą keliu einu link mašinos. Ir štai čia pakeliui vėl iš dešinės pusės pilna raudonikių. Štai. Va, čia seni raudonikiai, va jų, van koks didžiulis matosi. Va ten va pora gana jaunų, va, kokie gražūs. Ten dar senas, ten toli dar matosi raudonikiai. Tai va, jie čia yra, vėl. Štai vėl gan gražus raudonikis, kitas. Čia va visur pakeliai lepšiai. Ir vėl raudonikių pulkelis. Van prie kelmelio raudonikis. Raudonikis va išgriuvęs pats, kitas. Ir va vėl visas pulkas raudonikių. Va, o čia va van mašina stovi. O, taip kad čia va šalia visas grybavimas. Na štai, tiesą sakant, tų grybų visur yra daug, o štai dar vienas ekskliuzyvinis vaizdelis. Ką tik suradau kelis baravykiukus simpatiškus. O štai ir ekskliuzyvinis vaizdas. Štai baravykai. 1, 2, 3, 4, mažiukas, dar. Ir va, koksai būrys baravykų. Na štai, taip kad ko gero šioje vietoje baravykų rinkimo uždavinys ir bus įvykdytas. Na štai, jau sudorota. Ir štai kaip atrodo ant pievelės su nupjautais kotais. Ir štai pats didžiausias baravykas. Nerealiai didelis. Va, lyginant su mano ranka. O. Deja, tas laimikis nelabai ir telpa į kibirą. Ir be to reikėjo tą mažiuką užpildyti, todėl alternatyvių grybų rinkimo programą reikia atšaukti. Va, nes viskas užsipildė baravykais. O ką daryti su to diškiu, dabar spręsime. Paėjus dar kelis dešimtis žingsnių, irgi prie griovio šlapio, vėl randama kita baravykų pulkelis va su didžiuoju pulkauninku. Pakeliui, aišku, visokie lepšiai, šmepsiai. Va, tupi visokie susirangę baravykai. Vienas čia ir štai vėl pulkelis. Va, baravykai. Van prie krūmo baravykas. Van kokie didžiuliai baravykai. Prie upelio baravykas. Va kokie baravykai. Va. Tai štai vėl baravykų pulkas. Na štai, grybavimas ir baigtas. Na va ir laimikiai. Pilnas krepšys raudonikių. Kibiras juodas 10 litrų su kaupu baravykų.
baltas 5 litrai didžioji dalis baravykų. Teko kuprinę panaudoti dar grybų dėjimui ir prikrauti baravykų ir dar vienas šalia. Taigi,